Trečia diena ir mes vėl ropojam po kalnus. Vėlgi mūsų upeliu, kuris nuslydė visą kelią kol kas. Nenorėtum pabraidyti? Norėčiau. Tai galim. Leisti savo tą, ar ne? Galim po to. Po ko po to? Lygiai, kojas atvisim. Taip kaip po šiandien nežinom, kur einam. Kur akis veda. Jo, kur akis veda. Ir kojas neša. Planavom vienai, bet pasirodo takas uždarytas, tai dabar einam belenko. Šiandien norėjom ant šitos viršukalnės užlipti, kur kryžius matosi, bet gal per kamerą nesimato. Pirmą dieną buvom užlipę netgi aukščiau tos viršūnės. Ten 2 kilometrų nesiekia, o mes buvom per tą tarpeklį užlipę truputį virš 2 kilometrų. Ir dabar kaip iš čia žiūriu, aš niekaip nesuvokiu, kaip mes tai padarėm. Niekaip. Nu, bet nebuvo labai ten ir sunku. Nu, gal rytoj bandysim, nes sako, šiandien špreit neis. Nu, šitos sienos yra neįtikėtinos, aš nežinau. Aš sakau, net esam užlipę, bet aš negaliu patikėti, kad mes ten užlipom. Man atrodo, tai visiškai nerealu. Nu, bet nežinau, kaip mes ten užlipom. Vis dėlto turim patikrinti tą uždarytą taką. Nu, kol kas galima eit, nežinau. Bet to apačioje įėjimas į tą taką nebuvo jokių ženklų, kad jis uždarytas. Man tik tai kasoj pasakė, kad taip tas takas uždarytas, iki 15 gegužės. Bet mes kažkaip norim patys įsitikinti. Tai sutikom žmonės, jie sakė, kad čia kažkaip tai ateina, ratuką kažkokį, tai vadinasi, praėjo. Tai man ir mes turėtume praeiti. Nu, patikrinsim. Nu, vis dėlto trasa toliau uždaryta. Sako, mamukas, reikia eiti čia. Ką, šitas kalniukas mums jeigu pakainavo, bet nusileidom ir pradėsim kilti iš kitos vietos, iš naujo. 200 metrų pakilom, 200 nusileidom ir pradėsim tokį statų kalniuką, 200 kol užpumpavom. Bendrai tai šiandien jau sukilė, nežinau, nerandu dabar čia, tokia pusė kilometrų turbūt jau. Dabar altitudė 1244, tai 600 metrų pakilti reikės. Ką padarysi? Gražus lėnis, daug žmonių ilsisi. Nu, mes jau čia buvom šitam slėnyje pirmadienį ir iš čia pradėjom kilimą. Tenais vagia. Kas jau keliauja, sako, daug žmonių einančių. Nu gerai, nieko, nueisi. Šitą takeliu mes ir keliavom ten į viršų. Čia galima pavaisisukti ir žiūrėti, kur eini. Šernukų gerų užkinaisiu šiaurį.
Netiek daug liko. Negaliu filmuoti eidamas, nes labai statu. Tai va, parodau. Štai va, atkeliavom. Ir kabarojamės. Nu, va, prasideda grandinės. Ir ten jau reikia pat viršaus. Varom. Žmonės čia atlipa. Ir mes pagaliau siekime viršūnę. Rankos dreba. Ir aš laimingas, bet tik tai dabar galvoju, kaip reiks nulipti žemyn. Pomachaj, żeby było wiadomo, gdzie... Madzia, ty też, gdzie jesteście? Ai, savo. Sveikinu, nu. Šaunuoliai. Tikri šaunuoliai. Aš tik tai dabar nežinau, kaip reiks nulipti žemyn. Kita pusė. Jo yra Bet tai čia tik tai gabaliukas. sunkesnė, jinai yra tokia. Broliai lietuvaičiai. Aš galvoju, jeigu reiks čia prieš... Ne, priešais man yra padarytas. Kažkas liepa, bet Bet šiaip negalima, nes paskui sustabdo, kaip reikia prasilenkti su grandinės bijo paleisti. matytų visų veidų, su kuriais lipom į kalną. Lietuvaičiai mūsų. Nu, grandinėmis nusileidom. Dar reikia nemažai leistis. Ten aikštelė už tų pušelių. Bet mes turbūt eisim čia prieš sniegą, kaip žemyn. Praeitą pirmadienį buvom ten ant tos viršukalnės. Ten aukščiau šiek tiek, bet žymiai lengviau negu čia. Daug žmonių einančių. Čia irgi daug einančių, gal daugiau negu ten. Viršui buvo mergytė, ne? Kokių 6 metų. Daugiau, 8. Nu, maksimum. Galbūt, bet jau aš nežinau, ką pasakyti. Užikų takeliais. Leidžiame žemyn. Dabar eisim tuo uždarytų taku. Nes lietuvaičiai čia atėjo. Mes labai sąžiningai paklausim Lenkų. Bet ten sakė, nieko nėra. Kažkodėl uždaryta. Vienas jau medis užgriuvęs ir tai ne dabar. Nu tai. Varom žemyn. Up. Dabar reikia nusileisti. Leidžiamės ten va. Kelias ten. Nu, šitas takelis tai neprilygsta vaizdais niekaip tas rytinis, kurio kopim į viršų. Mamukas su ožiukais draugauja. Dar yra jis čia? Va, parodysiu. Va čia prie krūmo ožiukas.